o todėl, kad laisvės žodis ne tik privalo siekti tiesos, bet ir turi teisę klysti be baimės. Prezidentą, kuris bijo išeiti ir pasakyti žodį, nebebus nei absoliučios daug valdžioje, jei tau atrodo, kad Nuo šiol mes spręsime tik vieną klausimą. Tironija ar laisvė? Nes vienoje mūsų pusėje mes turim sužvėrėjusią imperiją rytuose, o kitoje mes turim Jungtinės Amerikos valstijas, kurios pamiršo tai, ką šitiek laiko mokė visus pasaulyje. Balsavo 74 Seimo nariai, 43 už, 23 prieš, susilaikė 8. Matyt, parlamentarizmo istorijoje tokio dalyko Seime nėra buvę. Sutinka ir netgi siūlo. Yra didelis nusivylimas ir pyktis, kad mes esam negirdimi. Net nežinau, kiek dar reikės protestų, kad mus kažkas išgirstų, kad visuomenė nepalaiko šios valdžios sprendimų.